tobulo ir beribio grožio troškimas. Nebūtina skaityti garsių poetų eiles, klausytis žymių kompozitorių muzikos ar gėrėtis iškilių dailininkų darbais, kad pastebėtum, jog žmogus siekia grožio. Pavyzdžių gali rasti kasdienybėje. Kai pažvelgi į veidrodį, nuliūsti dėl kokio nors savo fizinio netobulumo. Namas, kuriame gyveni, neatrodo pakankamai gražus. Tapybos darbas niekada negali pasiekti tobulybės, o muzikinė kompozicija, nors ir neįtikėtinai graži, visuomet gali būti dar gražesnė. Retai pagalvoji, kad išvydai tobulą grožį. Tai gali nutikti žvelgiant į nuostabų gamtovaizdį, saulėlydį, didingus kalnus dangaus mėlynės fone. Bet po valandėlės imi ieškoti dar tobulesnio grožio, gražesnio saulėlydžio, kitos įspūdingesnės vietos kalnuose. Mes trokštame absoliučios tiesos, idealios meilės ir tobulo gėrio. Supratę, kas yra gražu, trokštame didesnio grožio. Pavyzdžiui, rašydami norime mintį išreikšti kuo nuosekliau, sklandžiau. Kurdami muziką siekiame tobulos harmonijos. Tobulumo siekis atsispindi architektūroje ir mene, muzikoje ir dramoje, poezijoje, literatūroje ir taip toliau. Skaitydami didžiųjų menininkų, kompozitorių, rašytojų biografijas matome sunkumus, su kuriais jie susidūrė, siekdami grožio ir ieškodami būdų jį išreikšti. Kartais tai pavykdavo tik mirčiai žvelgiant į akis. Garsus XVI amžiaus menininkas Rembrandtas nutapė vieną nuostabiausių paveikslų visoje žmonijos istorijoje – Sūnaus palaidūno sugrįžimas. Kančia bei netektys perkeitė Rembrandto sielą, kad ji sugebėtų taip giliai ir plačiai atsiverti tam, kas yra už šio pasaulio sienų. Išvydęs šią drobę, Vincentas van Gogas pasakė, tokį paveikslą įmanoma nutapyti tik tuo met, kai daugelis sykių susiduri su mirtimi. Rembrandto gyvenimas buvo paženklintas netektimi ir kančia. Savo gyvenimo kelionėje menininkas ne kartą priėjo ribą, mirtis alsavo jam į veidą. Dailininko kūrinys liudija, kad jis turėjo nuojautą beribio grožio, kurį jis siekia atskleisti netobulomis meninėmis formomis. Šiuo nuostabiu kūriniu jis parodė, ką reiškia būti paliestam dieviškojo grožio ir gailestingumo. Tobulo ir beribio grožio nuojauta įkvėpė Rembrandtą ieškoti ir atrasti būdą apie tai prabilti. Grožis lygiai kaip ir tiesos, meilės bei gėrio siekis mūsų užvaldo. Beribio grožio nuojauta žadina troškimą didesnio grožio įvairiose gyvenimo srityse. Taigi mūsų nepasitenkinimas tikrove matomai kyla iš tobulo ir beribio grožio nuojautos. O ją gali pažadinti tik beribis dieviškasis šaltinis, pranokstantis mus ir pasaulį, Dievo patirtis. Šis tobulo ir besąlygiško grožio ilgesys atskleidžia žmogaus širdies gelmę.